Sveiki, mėlyjeji, ačiū Jums labai. Gyvieji Dievo aukurai, kurie atnešėte savo širdis šiandien į Dievo namus, kad širdis būtų pašventinta, kad gyvenimas būtų apvalytas, apšviestas ir kad Viešpaties dvasia sustiprintų kiekvieną iš mūsų. Gera matyti grįžtančius, kas grįžtat iš atostogų, laukiame ir kitų grįžtančių, nebeužtrukti ir tai, ką pasėmėm, prisipildome tos energijos, labai linkiu išties ją dauginti, neprarasti jos, bet ją dauginti ištisus metus, šlovinant mūsų Viešpatį Dievą visų savo gyvenimo. O Evangelija, mes žinome, yra tikra paradokso Evangelija. Tai reiškia, kad mūsų gyvenime paradoksų netrūksta. Sako, tu trokšti prisipildyti Dievo šlovės, Dievo energijos ir kitų dalykų, duok ir tau bus duota. Tai yra paradoksas. Kaip teologai sako, kad Evangelija ji tokia turi atvirkščią hierarchiją nei pasaulis. Viskas atvirkščiai vyksta. Reiškia, palaiminti nuolankieji, jie bus išaukštinti. Iš didiesiems ateina pažeminimas. Paskutiniai pirmieji, mažiausieji didžiausieji. Duok ir tau bus duota. Gerą saiką, sukratytą ir su kaupu. Taigi, galvoju, pailsi, energijos įgauni ir ką? tą energiją atiduokim tarnaudami, atiduokim šlovindami ir matysime tą augimą, matysime tos pokyčius, neužlaikykime. Ir būtent šitą mintį mes šiandien ir girdėsime išvystytą toliau mūsų Viešpaties Jėzaus palyginime, ir sakom, įėjome į jo tos eschatologinius palyginimus apie Dievo karalystę, paskutiniųjų laikų palyginimus apie Dievo karalystę, kaip atrodo krikščionio gyvenimas iki Kristaus atėjimo. Ir mes jau palėtėme du tuos didžiuosius palyginimus apie 2 tarnus, apie 10 mergelių ir šiandieną palyginimas apie talentus. Tai vat, ir jau po šito bus palyginimas apie ožius ir avis. Ir visi jie turi tokią bendrą, kaip kalbėjome, tokią sandorą šitie palyginimai. Vieną pakartojamą labai svarbią mintį, kurią Viešpats metodiškai, kaip tikrai geras mokytojas, Dievas ne vieną kartą savo žodyje kartoja tam tikrus dalykus, tam, kad tai būtų užtvirtinta ir kad tai tiesiog funkcionuotų mūsų gyvenime, kad tai veiktų, kad mes laikytumės tos krypties iki pat Kristaus sugrįžimo, kad bažnyčia būtų apšviesta, jie žinotų, ką jai reikia daryti, nesiblaškytų, nebijotų, kokios negandos beteitų, tiesiog žinotų, ką ji turi daryti čia ir dabar. Taigi galime atsiversti Mato Evangeliją, 25 skyrius, nuo 14 eilutės iki 30, gana ilgas toks išsamus palyginimas ir jame šiandien panardysime. Taigi skaitykime, kaip bus su Dievo karalystė. Nes daug klausimų, ta karalystė tokia keista, jinai veikia visai kitaip nei žemiška karalystė, žmonių statoma karalystė. Tai, kas dažną kartą žmonių karalystėje būna gera, visai kitaip atrodo Dievo karalystėje. Taigi, su Dievo karalystė bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris iškeliaudamas į tolimą šalį pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1. Kiekvienam pagal jo gabumus. Ir tuojau
iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris gavo 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praėjus nemažą laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, ir jis atsinešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Jo šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, pavesiu tau didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Jo šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Priėjęs tas, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas. Pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, turėk, kas tavo. Jo šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne, tinginy. Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur nebarščiau. Taigi privalėjai duoti man pinigus pinigų keitėjams, mano pinigus pinigų keitėjams. O sugrįžęs būčiau atsiėmęs, kas mano, su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Nes kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą niekam tikusi tarną išmeskite laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Na, taigi, Jėzaus palyginimai nėra jau tokie rožiniai, ar ne? Nu, kaip kokie rožiniai asilėliai, ar ten rožiniai kačiukai su meškučiais. Be jokios dramos, tik tais tokie debesėliai. Jei kalbame apie Dievo karalystę, kažkas tokio rausvo apie debesėlius. Nieko panašaus. Jie yra stiprus, jie yra gilus, jie yra motyvuojantis, bet tuo pačiu ir perspėjantis. Kiekvienas Jėzaus palyginimas savy turi ir perspėjimą. Kas tinkama ir kas netinkama, kad apsaugotų mūsų žingsnius, mūsų pasirinkimus, mūsų gyvenimą nuo netinkamo žingsnio. Taigi su Jėzaus palyginimais mes jau pabuvojame jo šeiminykščiais, jo namiškiais ir tarnais, kurie tarnauja, ar ne, namuose. 2 tarnai kalbėjome. Mes su Jėzumi pabuvojame vestuvėse, tose pamergėse, kurios laukia jaunikio, kažkas sulaukia, kažkas nesulaukia. Ir šiandien mes patenkame į verslumo sferą. Ir todėl, gal klausimas, galvoju, čia ką čia tie pinigai daro dabar bažnyčioje? Bažnyčioje apie pinigus negalima kalbėti. Ir pradžioje, kai tą iliustraciją rašiau, net kažkas suvirpėjo, kaip dabar per pamokslą bus tie, auksiniai pinigėliai, taip
metami į viršų rankoje ir dar su tokia aura spindinčia. Ką tai galėtų reikšti? Investavimas, investicijos ir panašiai. Bet mes matome Jėzų, kuris ima palyginimus iš žmonių gyvenimo patirties ir įdegė ten Dievo karalystės žinią. Ar ne? Ir jis nesigėdija, jis kalbasi su mokiniais ir sako, su Dievo karalystė yra taip kaip su verslu. Kaip su verslu. Ir štai sako, įsivaizduokite, kad jūs esate verslininkai, o šeimininkas yra investitorius. Tas, kuris investuoja į kiekvieną verslininką savo turtą. Jis neima jų turtą, jis investuoja savo turtą. Na ir kalbama apie turto dauginimą, apie pinigus, apie ataskaitą. Ateina ataskaitos laikas. Buhalteriai visi žino, metų ten, gegužės mėnesį. Lietuvoje ataskaitos teikiamos visos įmonių ir panašiai. Ataskaitos metas. Taigi, tu matai visą tą verslo sceną, tiesiog pasakoja verslo scenoje įdedami Dievo karalystės žinia. Man patinka šis palyginimas, nes tikrai jis savyje turi gal tą, sakykime, perspėjimo pusę tokia grėsminga, perspėjimo pusė yra, bet iš kitos pusės yra tokia motyvuojanti. Palyginimas skatina verštis, palyginimas skatina dauginti, palyginimas skatina krikščionis augti viešpatyje, augti kitose srityse, teisingai tvarkant reikalus. Todėl jis man patinka. Nežinau kaip jums. Tikrai labai motyvuojantis. Kiekvieną kartą, kai skaitau, man primena. Vėl ir vėl primena viešpats. Kiek begyventum žemėje nuo savo jaunystės iki paskutinios akimirkos, kiek užteks jėgų tiesiog, veržtis į priekį ir dauginti tai, ką patikėjo. Taigi čia mes susidurėme su Dievu kaip investuotoju, Dievą matome kaip investuotoją šitame palyginime, o žmonės kaip verslius, kaip tie, kurie yra kviečiami verstis. Dabar šitas palyginimas padarė labai didelę įtaką krikščioniškai ekonomikai. Iš esmės. Apskritai, tiek Senam, tiek Naujam testamente, kada mes kalbame apie darbo etiką, yra toks dalykas, krikščioniškoji darbo etika. Tai irgi svarbi mūsų gyvenimo dalis. Mes 6 dienas dirbam ir 7 dieną šlovinam viešpatį. Tai reiškia, mes dalyvaujame toje darbo etikoje. Verslumas šventam rašte vertinamas pozityviai. Mes turime tai suprasti. Tiek Senam, tiek Naujam testamente investavimo dalykai vertinami kaip pozityvus, kaip geri. Žemė negali nieko neveikti, turtas negali nieko neveikti, žmonių gebėjimai negali nieko neveikti, jie turi būti leidžiami į apyvartą. Ir čia mes nejaučiame jokio tokio gėdos jausmo. Ar ne? Kad kažkaip tai viešpats gėdytųsi kalbėti ir palyginti Dievo karalystę su verslo sfera. Kartais tiesiog, kai virš 30 metų pastoriauju, išgirstu tiesiog verslo
verslo žmonių, tas dilemas, tą svarstymą, tą tokią kartais vidinę kančią, kaip suderinti krikščioniškas vertybės, tikėjimą, Dievo karalystę ir verslumą. Ar tai yra suderinami dalykai, kiek yra šitame verslume, sakykime, pozityvumo. Taigi šitas palyginimas mums rodo, kad Viešpats vertina tai, kai reiškinį pozityviai ir verslumas Dievo akise yra kaip dorybė. Tik tais kaip jį mes darome, kokias įdedame vertybės į jį, yra kitas klausimas. Bet verslumas, kaip ir bet koks kitas darbas, jis yra vertinamas kaip dorybė. Ir kaip tai darė įtaką, pavyzdžiui, tas palyginimas. Bažnyčios tėvai, jeigu mes šiek tiek jau paeiname toliau nuo Naujojo testamento laiškų ir evangelijų pamokslavimo pirmoji kartoj, bet einame jau šiek tiek toliau, antra karta ir trečia iki 5 amžiaus, ar ne? Bažnyčios tėvai šitame palyginime talentuose mato kaip dvasinį potencialą, kad Kristus čia kalba apie Dievo karalystę, apie šventąją dvasią, šventosios dvasios dovanos, Kristaus misiją, dieviškasis potencialas, tai, ką gauna Dievo žmonės įtikėję. Ir todėl jų manimų jie tuo šventai tikėjo, kad yra nedora ir netgi nuodėminga dvasinį potencialą užkasti ir jo nenaudoti. Per visą savo gyvenimo gyvendami su Dievu mes esame pašaukti naudoti savo dvasinį potencialą ir jį dauginti. Ne tik truputį, ne tik su rezervu, ne tik atsargiai, ne tik tai atsitraukus nuo visko stebint kaip stebėtojui, bet įsitraukus į sceną, įsitraukus į veiksmą, dauginti tai, ką patikėjo. Nes kitaip, taip tikėjo ankstyvieji krikščionys, kad jeigu jie potencialą užkasa dvasinį, jie gyvena nedorai. Dievo akise, kuris padalina savo turtą tikintiesiems. Išdalina dvasinį turtą. Einant toliau, viduramžiai prasideda, kaip žinoma, maždaug 5 amžius iki 15 amžiaus. Krikščioniškoji bažnyčia pradeda persvarstyti ir tą darbą, ir tą verslumą, ką, sakykime, žydai iš Senojo testamento seniai turi. Ir prie dvasinių vertybių įdeda tokią kaip vertybę to ekonominio verslumo. Pinigai įgyja tokį neutralų, ką mes šiandien labai dažnai girdime, netgi, jeigu kalbame, sakykime, Dievo požiūrį į finansus. Ir vieną tokią tezę mes labai dažnai girdime, kad pinigai yra neutralūs. Pinigai yra neutralūs. Esmė, kaip tu juos naudoji. Ir taigi tas viduramžiais jau išiškėja tas momentas, kad pinigai yra neutralūs ir prekyba, jinai gali būti moraliai gera. Kad prekiautojai gali būti moraliai geri, verslininkai gali būti moraliai geri, investuotojai gali būti moraliai geri, jeigu tas pelnas, tai, ką jie gauna, tai pasitarnauja teisingumo išsiplėtimui, Dievo teisingumo išsiplėtimui aplinkoje. Jeigu plečiasi, naudojant dvasinės dovanas, plečiasi Dievo karalystė, naudojant medžiaginės dovanas, plečiasi Dievo teisingumas, atnešant mokesčius, už mokesčius daromi kažkokie sprendimai teisingi, saugumo sprendimai, ar ten socialiniai dabar, sakykime, valstybė plačiau tai daro ir panašiai.
Taigi atsiranda jau tas požiūris. Tačiau, kai mes pasiekėme reformacijos laikus, tai tas, žinokit, palyginimas išsprogdina viską. Reformacijos laikais absoliučiai į verslumą požiūris dar stipriau pakyla. Ir labai evangelikai, reformatai ar liuteronai, jie išties pradeda suprasti, kad vertybė yra ne tame, kad tu neprarasi turto. Vertybė yra tame, kad tu padauginsi. Vertybė yra matoma, kad kokį tu turi. Ar tu turi dvasinį turtą, ar tu turi medžiaginį turtą. Vertybė yra padauginime. Todėl mes žinome, kaip Kalvinas, jisai skatindavo, savo bažnyčioje jisai skatindavo, sako, dirbkite kiek įmanoma daugiau, uždirbkite kiek įmanoma daugiau ir aukokite kiek įmanoma daugiau. Tyrinėdama šitą fenomeną, Maksas Weberis parašo fundamentalų tyrimą kapitalizmo dvasia ir protestantiškoji etika. Tai va, kaip ta protestantiška etika, tas žvilgsnis, kuris spinduliuojamas iš šito palyginimo, veikia visą kapitalizmo pasaulį, vakarų kapitalizmo pasaulį. Protestantiškoji etika, nuostata, kad sulaikyti turtą yra blogai, bet dauginti turtą yra gerai. Yra šita nuostata. Todėl kas prasideda? Su reformacija prasideda aktyvus investavimas. Todėl nenuostabu, kad Olandijoje ir Anglijoje atsiranda biržos, investavimo biržos, atsiranda būtent protestantiškoje erdvėje. Šitas požiūris ugdo tą plėtrą. Taip pat skatinamos yra įvairiausios inovacijos, spausdinimo mašina, ar ne? Atsiranda kaip inovatyvus dalykas reformacijoje, prekyba skatinama, technologijų vystymasis. Ir todėl, kai įdiegėme naujasias technologijas šiandien krikščioniškoje terpėje, mes esame protestantiškoj etikoj. Su mumis viskas yra labai tvarkoj, yra gerai. Taigi, tie dalykai yra skatinami. Su trečiaja, aš čia neparašiau, bet man tiesiog šiandien bešlovinant, ta mintis atėjo, kad dar buvo ir trečioji reformacijos banga, be liuteranizmo ir kalvinizmo, anabaptizmas, menonitai, Zinzendorfo prabudimas, trečioji banga, kuri talentus suprato kaip Dievo karalystės plėtra, misijos. Prasidėjo misijos, evangelizavimas, liudijimas, misijų plėtra, dauginimas šitos Dievo karalystės evangelijos padauginimas. Taigi mes matome pačius įvairiausius aspektus šitoje vietoje. Iš čia, iš atrodytų paprasto Jėzaus palyginimo, bet jis yra nepaprastas, nes yra Dievo žodis, veikiantis žmonių gyvenimą, veikiantis bažnyčių gyvenimą, veikiantis krikščionių požiūrį, darė įtaką visai mūsų vakarų civilizacijai, kurioje šiandien mes ir gyvename. Ir galbūt šiandien verslininkai, investitoriai, bankininkai, jie net nepagalvoja, kaip čia gali susijęti tie dalykai būti su Dievo žodžiu arba su krikščionybės istorija ir krikščionybės pasaulėžiūra. Bet verta tai, tiesiog pasinaudojant tą progą, kadangi palyginimas yra iš šitos sferos, verslumo sferos, norėjosi šiek tiek tą
tokį labai, sakykime, paviršutinišką, negilų, bet tą rakursą duoti, kaip tai veikia krikščioniškai požiūrį arba krikščioniškai ekonomiką. Dabar grįžtame prie pačio palyginimo. Pirmiausiai, šitame palyginime mums pasakyta yra, kad kiekvienas gauname iš Dievo kapitalą. Visi, ten buvo 3 tarnai, nesiplėtė į didelius skaičius, Jėzus sako, štai 3 pasirinkimai, 3 gyvenimai, 3 gyvenimai. Visi gavo tam tikrą iš Dievo į savo gyvenimą investicijos paketą. Sakykime, gyvenimo paketai, talentai. Klaidinga manyti, kad kai kalbama apie talentus, kad čia, kalbama galbūt apie mano talentus, nes mes, kai sako, čia tai talentas, ir įsivaizduoju baleriną prabėgančią per sceną, čia talentas. Arba kažkas piešia, čia talentas, knygą išleidžia, grožinę kokią, tai talentas. Ar orkestras groja. Su menais. Dažnai kultūroje tai siejama su menais yra. Bet čia talentas iš tikrųjų ir kilęs mūsų žodis, jis yra tarptautinis talentas, žodis, kilęs iš graikų kalbos, kaip ir parašytas Naujasis ar ne testamentas, ir graikitas žodis vartojamas čia talenton. Talentas. Talentas tai milžiniškas ar piniginis vienetas, ar turto vertė, taip pasakykime, milžiniška turto vertė. 1 talentas, mes taip skaitom, vargšas, tam davė, o tam likutis liko, ir duok tu jam tą likutį, vieną tik talentą. Ir įsivaizduoja jį kaip tokį mažiuką centuką, įkritusi į delniuką, ir verskis tu, kad nori, reiškia, su tuo centu vienu, kaip tu išsiversi. Ne, tai yra milžiniška, 1 talentas. Juk čia pasakyta, kad šeimininkas išeidamas, jis palieka visą savo turtą tarnams, visą savo turtą. Ar jūs įsivaizduojat, kad jis turėjo mažą piniginę su keletą centų, taip kaip vaikai taupo, ir visą savo turtą. 5 centai čia, 2 centai čia, 1 centas čia. Talentas yra nuo kažkur, sakykime, vidutiniškai nuo 40 iki 60 kg sidabro. Net palaikyti negalėjo tas 1, kurį jis gavo. Įsivaizduoju. Jeigu tu gauni, sakykime, vidurkis 50 kg sidabro. Net palaikyti būtų sunku 50 kg. Didelę vertę. Kitas gavo ten 150, 250, jeigu 5 kartus. Kitas 200 kilogramų sidabro. Tai didelė vertė. Štai kaip Dievas žiūri į mūsų gyvenimą. Kiekvieno žmogaus gyvenimas turi didelę vertę, net jeigu jis mūsų akyse atrodo visiškai nevertas. Visiškai nevertas. Jaučiuosi apleistas, nemylimas, nieko neturiu, nieko nemoku. Tokia neigimo dainelė įsijungia. Ir savęs toks žlugdymas, ar ne? Tuo tarpu Dievas sako, visiems davė, visiems savo kiekvienam. Ir mūsų vertime pasakyta pagal jo gabumus pasirenkamas šitas žodis. Nors graikiškas žodis šitoje vietoje yra dunamen. Pagal
vidinį dinamitą. Pagal jėgą, pagal vidinę jėgą. Dievas padalino kilogramus talento. Ir tas dunamis, jis iškart susišaukia su kita vieta, kai Jėzus sako, eikite į Jeruzalę savo mokiniams, sulaukite šventosios dvasios ir jos galios. Tas pats dunamis, vartojamas tas pats žodis. Jėga, sulaukite jos galios. Ir tapsite mano liudytojais iki pasaulio pakraščių. Pirmiausia prie savo namų, o po to iki pasaulio pakraščių. Reiškia, ta jėga, ji turi potenciją augti. Duodami talentai yra vidinė jėga, kuri taip pat gali augti ir vystytis. Viskas gali įsisukti į šitą augimą. Ir tai svarbu matyti. Dabar pabandykim pažiūrėti, kasgi gali būti tie talentai. Tie talentai gali būti tas visas mūsų gyvenimas, tas investicijos paketas, kurį mes gauname gimę. Tai yra natūralūs įgimti gebėjimai ir po to po atgimimo dar prisijungia ir dvasiniai gebėjimai. Tai va toks didelis Dievo davinys. Įgimti gebėjimai, kas tai bebūtų, fiziniai, mentaliniai, gali būti intelekto, skirtingi. Tie gali saikai, daugiau, mažiau, bet visi jį turi. Jį vystant viskas augo. Kažkas vysto mene, kažkas vysto sporte, kažkas vysto amatuose, meistrystėje, inžinerijoje. Tiesiog mes visi gavome kažką. Kažkokie dalykai net atrodytų genetiškai gali atsikartoti giminėje, nes gali būti polinkis. Mes čia per mūsų atostogas tiesiog buvo dukra grįžusi ir nuvykome su šeima pas Aido tetą, Krikštaponytę, iš Krikštaponių giminės. Aplankėme ją ir ji tiesiog pasakojo apie giminę. Ir buvo įdomu ir vėl naujai išgirsti ir prisiminti apie Aido senelį. Jį paminėjo. Reiškia, Aido prosenelį, netgi prosenelį. Jie apie savo senelį paminėjo. Sako, mano senelis, tai reiškia Aido prosenelis, buvo maršalka Skėmių bažnyčioje, atrodo. Nesvarbu. Tai yra, bažnyčioje buvo maršalka. Ir tas maršalka, tai reiškia kaip ūkvedys. Sako, jis taip gerai tvarkėsi bažnyčioje, kad galiausiai, kai jis mirė, jį ir palaidojo šventoriuje bažnyčios. Po to senelis, jisai irgi galvojo, svarstė kelią. Tarp kunigystės ir šeimos buvo šitas svarstymas. Ir po to mes taip kalbame su Aidu, matai, galvom, žiūrėk, Aidai, ir tavo gyvenime, ta Krikštaponių linija. Net nežinom, iš kur ta pavardė kilusi. Irgi neiškelmo spirta, su krikščionybė susijusi. Kaip eina, sakau, tas, reiškia, yra tam tikri net įgimti gebėjimai, jautrumas tikėjimo klausimams, bet ir darimas, kažko darimas Dievo namuose. Kiekvienas iš mūsų mes galime taip pažiūrėti, kas giminėje būna atsikarto. Kažkas turi tą polinkį rašyti. Ir tas gali iš kartos į kartą net kažkokie augti. Kažkokie ten meniniai polinkiai, mąstymo, žiūri, visa giminė mąstytojų, mąsto, visi jie mąsto. Yra įgimti dalykai. Arba kiti konstruoja. Nuvažiuojam pas
Viačeslavas su Audrone, Viačeslavas konstruoja, abudu jų sūnus konstruoja ir Audronė kažką sodina, augina, viską daro, konstruoja ir tas eina ir vaikuose. Irgi matosi. Tai va čia apie tos įgimtus, ar ne, talentus kalbame. Bet yra ir tie dvasiniai po mūsų atgimimo, kurie prisideda. Tai yra išgelbėjimo dovana, kurią gauname, ką mes su ją darome. Iškeliam klausimą. Dievo karalystė, kuri mūsų atėjo, į mūsų gyvenimą atėjo. Nuostabi Dievo dovana. Neaprėpiama. Tiesiog neaprėpiama. Talentas einantis į amžinai gyvenimą. Šventosios dvasios dovanos. Kiekvienas iš dvasios, kaip dvasiai patiko padalinti, sako apaštalas Paulius, gavo dvasinių dovanų. Ir jums dvasinių dovanų netrūksta. Pasakyta. Ne? Padalina skirtingas dvasinės dovanas. Todėl čia nebekyla klausimas, ar mes turime kažkokį bent talentą. Ne čia klausimas. Ar aš turiu talentą? Tai žinoma, kad turi. Ir visą paketą Dievo investicijos į šitą startuolį prasidėjo gyvenimas ir startuolis prasidėjo. Viskas yra duota. Bet klausimas yra tame, ar aš pažįstu tos talentus ir ką aš su jais darau. Ką aš darau su jais? Va, šitas palyginimas kelia tą klausimą. Skaitai ir galvoji, ką aš darau su tuo talentu, ką su tuo talentu darau. Tai va, jis kviečia mus permastyti savo gyvenimą, visai nesvarbu, kokiam amžiui mes būtumėm. Talentai yra ir ką mes su jais darome. O kontekstas yra Jėzaus laukimas, ar ne? Turi ateiti Kristus. Apyskaitos diena turi ateiti, sugrįžti Kristus antrą kartą. Ir sako, iki sugrįžimo, iki tol, kol aš sugrįšiu, jūsų užduotis verstis. Verstis, verstis, verstis. Lietuviai net sako, tas per galvą tiesiog verčiasi. Verstis, verslumas. Dauginti, auginti, brandinti. Jeigu tai yra tikėjimas, kad tikėjimas neliktų kūdikiškas, bet bręstų, augtų mumise. Ir taip pat ir kiti dalykai. Tokiu būdu mes matome, kad Kristaus laukimas mūsų gyvenime atsikartoja tema, yra tikėjimo veiksmas, susijęs su veiksmu, su lavinimu, su darbo laiku, kai mes dirbame dabar ir profesiniuose darbuose, bet taip pat ir tarnaujame viešpačiui. Ir tokį tarną, kuris daugina, Dievas įvertina gerai, kaip dorybė. Jis žiūri, sako, tai yra dorybė. Tas, kuris verčiasi, kuris moka dirbti, kuris moka tarnauti, sugeba tą padaryti, sugeba padauginti šitą talentą. Kaip gražiai jis įvertina, sako, geras ir šaunusis ir ištikimasis tarnas. Jis geras, reiškia, jis doras, teisingai kreipia dėmesį į tą Dievo investiciją. Jis yra šaunus, verslus, geba daryti, pažiūrėti. Ne viskas galbūt sekasi, bet nebūtinai nenusivilia, tada iš kito kampo pažiūri, o kas tame laike yra, kokia tame laike dovana gali pasireikšti. Ir taip šauniai verčiasi visą savo gyvenimą. Ir sako, ištikimai, tu iki galo tai darei, tu iki galo tai darei. Įeik į mano džiaugsmą, koks patenkintas investuotojas, šeimininkas, koks patenkintas. Sako, oi, tau daviau 5 talentus, tu dar 5 pelniai.
Koks geras, koks šaunus, koks ištikimas tarnas. Eik į šeimininko džiaugsmą. Ir dar tau suteikiam, reiškia, pridedame, tu ištikimas ir dar pridedame, Luko Evangelijoje sakoma, dar ir miestus tu gauni, reiškia, valdyti. Išsiplečia viskas. Tas su 2 talentais panašiai. Jie abu tiesiog parodo, kad saikai gali būti skirtingi. Skirtingi saikai. Bet veiksmas yra tas pats. Ir vienas su 5 verčiasi, ir su 2 jisai verčiasi, jis daro. Ir čia reikėtų paminėti, būtent jau pagrįsti šventu raštu mūsų pašaukimą, apie kurį čia Jėzus palyginime kalba. Pirmiausiai, Efeziečiams 2:10. Apaštalas Paulius sako, mes esame jo kūrinys. Tai reiškia, esame jo sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Kam? Garsiai pasakykim, nebijokim. Kam sukurti? Kam sukurti? Geriems darbams. Neveiklumui? Ne. Pasyvumui? Ne. Sukurti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai reiškia, mūsų sukūrimas patvirtina, jog mes esame pašaukti dauginti, padaryti gerų darbų. Daug gerų darbų viešpatyje, kuriuos jisai mums skyrė atlikti. Kartais mes, neklausėme Dieve, kokius tu darbus man skyriai nuveikti. Užmirštam tai, galim nepaklausti to. Bet čia būtų geras klausimas, kokius darbus Viešpatie tu skyriai per mano gyvenimą man atlikti. Per mano laiką žemėje, kurį aš gyvenu, man davei atlikti. Ir jis gali būti taip. Jaunystėje tie darbai, brandoj tie darbai, vyresniam amžiuje tie darbai. Tiesiog jie dauginami. Ir įvairūs gali būti. Antra vieta iš laiško Titui 2:14 pasakyta, jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedarybių ir nuskaistintų savo ypatingą tautą. Uolę kam? Geriems darbams. Čia mes matome atgimimo tiesą. Kam mus atgimdė Viešpats? Jis mus atgimdė būti uoliais geriems darbams. Ne apleisti juos. Pažiūriu į amžių, sakau, pensija artėja, jau pensija kažkur netrukus. Ir galvoju, kaip čia nuo tų darbų pasitraukus, ar ne? Bet jeigu leidžia sveikata, kas irgi yra Dievo dovana, laikas, kurį mes gyvename žemėje, laikas skirtas geriems darbams. Tai patvirtina mums sukūrimas. Pauliaus mąstysenoje būna taip, kad nuo sukūrimo viskas, žmogus su tais talentais ateina, kad padarytų daug gerų darbų iš Viešpaties. Ir atgimstant, jis atidavė save už mus, kad išpirktų iš nedorybių, kad mes nebesėdėtume nedorybėse, o mus nuskaistintų ir padarytų ypatingą tautą, uolę geriems darbams. Uoliai, noriai, veržliai tame dalyvauti. Bet tada kažkas pasakys, o tai kur tikėjimas, kaip čia darbai ir panašiai. Man labai patinka viena Džono Lenokso formulė.
Džonas Lenoksas yra šiuolaikinis apologetas, kaip Liujisas. Buvo savo laiku Oksfordo matematikos profesorius, kuris didžiąją po savo dėstymo, matematikos dėstymo laiką skyrė tikėjimo sklaidai, tikėjimo, evangelijos skelbimui, evangelijos pagrindimui, sklaidai tarp mokslininkų, tarp mąstančių žmonių ir panašiai. Ir jis gražiai išsprendžia tą dilemą, tai kur tikėjimas, o kur darbai. Jis pasako, kad vieno vienintelio darbo mes negalėjome padaryti, kurį padarė Dievas dėl mūsų. Tai yra, mes negalėjome savęs išpirkti. Išpirkimo darbą padarė Kristus ant kryžiaus. Ir todėl sako, aš gyvenu pagal tą formulę, kuri yra Evangelijose. Mes išgelbėti malonę, o ne savo gerais darbais mes tampame teisūs. Bet esame išgelbėti geriems darbams. Išgelbėti per malonę, ne per gerus darbus, bet išgelbėti kam? Geriems darbams. Atsikartoja apaštalo Pauliaus mintis. Sukurti geriems darbams ir atgimdyti, būti oliems geriems darbams. Tai kai mes tą dauginame, ar tai būtų mūsų profesinė veikla, neturime to užmiršti, būdami evangeliška bažnyčia, neturime užmiršti, kad šloviname Dievą gerais darbais tiek profesinėje veikloje, tiek tarnystėje bažnyčioje. Abi rankos turėtų būti. Profesinę veiklą šloviname ir šloviname taip pat tarnystę Dievui. Todėl, ar mes dirbame rankomis, dirbti rankomis, tai šlovinti Dievą, dauginti talentus, padaryti kažką, sukurti, ar ne? Ar mes naudojame savo protą, intelektą, ar naudojame meninį gebėjimą padauginti, ar mes tarnaujame bažnyčioje, skelbiame Evangeliją, mes dauginame nuo darbo rankomis, darbo protu ir meninių gebėjimų iki tarnystės Dievui. Tokiu būdu. Va tai turime matyti. Atėjome į darbą ir sakom, Viešpatie, kaip tave pašlovinti šiandien? Dieve, leisk man tave pašlovinti darbu. Padaryti pagal savo profesiją, kiek įmanoma geriau, kiek įmanoma tiksliau. Viešpatie, padėk man profesiniai veikloj, veik. Ir tokiu būdu aš darau kaip Viešpačiui. Sako, viską, ką darote, darykit kaip Viešpačiui. Jeigu mokai, mokyk kaip Viešpačiui. Jeigu meldiesi, melskis kaip Viešpačiui. Tvarkai kiemą, tvarkyk kaip Viešpačiui. Taip gerai, sako, toks geras kiemsargis. Kas čia yra? Kodėl jis toks geras? Darau kaip Viešpačiui. Tiesiog viską darykime kaip Viešpačiui. Tai ir yra tas dauginimo procesas, kuris yra užsuktas mūsų gyvenime. Išeini į pensiją, nuostabus laikas tarnauti. Dar nuostabesnis laikas. Atsiveria tuo daugiau galbūt laiko. Gal lėčiau vyksta viskas, bet gali daugiau pasimelsti ir kažkur ant suolelio pasikalbėti galbūt su kažkuo, paliudyti. Toliau viskas tęsiasi. Tuo nesibaigė. Tęsiasi iki tos dienos, kai Viešpats mus pašaukia pas save. Visą laiką. Ir todėl mums svarbu neapsigauti. Nesakyti, aš negaliu dabar kažko daryti. Laukiu kažkokio geresnio laiko. Su verslumu yra taip. Verslininkui pasakyk, tu palauk geresnio laiko. Jeigu jam kas žlugo, jis žiūrėk, ima kažką kitą ir iš karto daro
Bando ir daro, nes jam nėra kaip palauk, nėra žodžio palauk. Oi, dabar krizė, oi, dabar čia karai aplinkui, tu nieko negali daryti. Įdomiausia yra tai, kad verslas įsigyvuoja net per karą. Nėra kažkokio tai tokio laiko, kuriam netiktų veikti. Ir tai labai svarbu suprasti, nes tas, kuris verčiasi, jis supranta, kad pati brangiausia valiuta yra laikas. Laikas. Laiką praleisi ir kažko nepadarysi. Tiesiog. Laikas praeis. Vienintelis resursas išsenkantis mūsų gyvenime yra laikas. Ir todėl verslininkas jis niekaip negali sau leisti kažko nedaryti. Jis būtinai turi daryti, nes laikas. Laikas tai eina. Ieškoti sprendimų, išeities ir panašiai. Gali būti sunku, nebūtinai bus lengva, nes šitam palyginime nėra šitų vietų pasakyta, kaip buvo nelengva dauginti tuos 5 talentus arba tuos 2 talentus. Bet, reiškia, ištikimasis tarnas įveikia ir jis negali leisti savo tos prabangos nieko dėl Dievo nedaryti, gavęs jo turtą, nieko nedaryti, jis negali tiesiog. Tai yra prioritetas. Yra duota, kad tai tiesiog augtų. Ir niekada ne per vėlu yra prisimti kažkokį iššūkį. Kažkada sakom, sunku kalbą mokytis, ar ne kažkaip. Niekada ne per vėlu jos mokytis yra. tą talentą irgi įdiegti. Kai yra dabar įvairios tos programėlės ar dar kažkas. Pasižiūrėti, ko reikia. Nori skaityti anglų kalbą, reikia pasimokyti anglų kalbą. Nesakyti, aš mokykloje kažkaip praleidau tą laiką. Jeigu praleidom, mes jį praleidom. Bet dabar galime to laiko nepraleisti. Čia toks pavyzdys. Arba būna laikas, sakom, eina bažnyčia sekminių šventė. Yra tam laikas, išeinam drauge į miestą ir yra galimybė tau kaip tikinčiam savo tą raumenį liudijimo palavinti, ir nes žmonės sustoja, jie klauso, jie klausia, kas čia vyksta, panašiai. Ir tu gali tą laiką praleisti, fit. Sakai, ne, tą aš neisiu. Ne, aš to nedarysiu. Jei mes to neišbandom, yra galimybė. Jau galimybė yra tai padaryti. Galim padaryti. Rugsėjo mėnesį planuojame ekumeninę komandą pražygiuoti pirmą kartą Šiaulių dienose eisenoje. Ir bus kvietimas. Mums su Aidu išpuola, kad ta diena jau buvo suplanuota, bet vis tiek kvietimas jisai bus. Sakys, prisijunkit, pražygiuokim su krikščionimis. Giesmė iš įvairių bažnyčių ir praeikim, kad yra krikščioniška tokia, yra komanda. Ir vėlgi gali sakyti, yra galimybė, eisiu, o kitas sakai, neeisiu, prisivaikščiau jau ne vieną kartą buvau gatvėse, tegul jaunimas eina, tegul eina visi. Tada mes svarstome, kaip turėtų būti ten, Dievo turtas kito žmogaus gyvenime panaudotas. Bet iš tikrųjų kviečiamas esame kiekvienas iš mūsų tą turtą paleisti apyvartą. Ir pajausti tą prisipildymą, kai duodi ir tau duodama. Pradžioj gali būti girgždėjimas, jeigu atprasta yra, girgžda kaulai, sąnariai, bet po to, žiūrėk, užsisuka. Vėl procesas užsisuka. Ir pats prašiausias dalykas, kokį galėjo tik padaryti pagal evangelinį žvilgsnį, yra
tai tiesiog užkasti talentą. Sako, tai, ką tu gali praščiausio padaryti, Jėzus, praščiausio savo gyvenime, iškasi duobę ir įdedi 40 kg sidabro į žemę ir užkasi. Taip užkasi, kad nieks neatrastų. Ir lauki tos geresnės dienos, kada ateis šeimininkas ir atiduoti jam. Nu, tu man davei ir šią, paimk tai, ką tu man davei. Atiduodu. Jokių būdų verslininkas nesutiks taip. Sakai, aš čia po pagalvę sudedu. Verslo žmogus sakys, reikia, įdėk į kažką. Įdėk į verslą, ar investuok, į gerus darbus įdėk, kad daugiau gerų darbų būtų. Tegul tas dauginasi, tegul tas plečiasi. Bet užkasimas tai buvo tuo metu toks tradicinis būdas įdėti į seifą, kad būtų saugu. Reiškia, tas žmogus, tas tarnas, kuris gavo vieną talentą, jis galvo, kaip saugiai tą talentą išsaugoti. Kur jį padėjus dabar? Ir įdėti reikėjo į žemę. Nes taip užkasdavo, tiesiog turtą užkasdavo. Ir tai būdavo saugiausia vieta, nes, tiesiog niekas nežino, kur tu užkasi. Taip ir mūsų protėviai darydavo, čia pernai buvome Trakų pilyje ir buvo ekspozicija būtent aplink Trakus, atrasti ten monetų lobiai, iškasti. Reiškia, archeologai kasinėjo ir jie atrado tai moliniuose, tokiuose indeliuose monetos, kurias šiandien tu natūraliai nepritaikysi. Aišku, kolekcionieriams tai yra vertinga. Galbūt jeigu brangus metalas, tai yra vertinga, net atvaizdo negali žiūrėti toj monetoj, kas ten atspausta yra praėjus šimtmečiams. Iškastas tas lobis, eksponuojamas. Taip saugodavo tą lobį, kad jo neprarastų. Bet paradoksas yra tas, sako, jeigu tu užkasi savo gebėjimus į viską rezervuotai, tiesiog esi rezerve. Tai ir viskas, sako, tu visų pirma nunulini savo talentus. Šeimininkas sako, aš tau daviau, kad tu verstumės. Jeigu tu nesugebėjai verstis, tau reikėjo nueiti pas tuos brokerius, kurie verčiasi ir sakyk, padaugink šitą turtą. Padaugink, o po to, sako, aš grįžčiau ir gaučiau savo turtą su palūkanomis. Užkasti, tai reiškia nuvertėti. Tai tas pats, kas mes būtumėm neišsikeitę, pavyzdžiui, litus, sakiau, litas, brangus litas, į eurus. Atėjo eurai ir keitė mūsų valiutą, ar ne, litus. Bet toks brangus litus, visas sankaupas lituose pasilieki, į ką tu šiandien su tuo litu? Ką tu, praeina metai, į ką tu su juo? Tiesiog tai pavyzdys, tai nuvertėja, tai neišsisaugo, o tiesiog nusinulina. Ir galiausiai sako, tu ne tik nunulinai mano, tu praradai, tu tiesiog praradai tai, ką tau daviau. Blogas tarne, tinginiai, o jis, žinai, tai tu kaltas. Aš žinojau, kad tu žiaurus esi. Tu nesėji, tu nepjauni, tu ūkių neužsiemi. Davai čia investiciją ir sakai, verskis. Tikras motyvas buvo, sako, tinginystė, nenoras verstis. Ir nelaikymas tai, dorybė. Tai, kas yra duota mano gyvenime, kad tai būtų padauginta. O jeigu neišeina, pačiam kažką sumastyti, ateini pas kitus ir sakai, pastorė, ar tarnautojai, ar namų grupelės vadovas,
noriu kažką daryti. Nežinau ką, bet noriu kažką daryti bažnyčioje. Pavyzdžiui, tai yra paprastas pavyzdys. Čia praeitą savaitę buvome pastorių konferencijoje vieną dieną ir vienas pastorius pasakė, iš Amerikos pasakė nuostabų liudijimą, savo gyvenimo liudijimą. Ir būtent tas liudijimas man čia kažkaip ir tinka į tą situaciją, kai yra dilema, kaip padauginti tai, ką tu turi ir tau atrodo kažko taip nedaug dar tu turi. Kaip galima būtų tai padauginti. Jaunas pastorius pasakojo, kad jo tėvas buvo narkomanas. Narkomanas, kurį priglaudė jo bažnyčios pastorius. Bažnyčios pastate jam leido gyventi ir panašiai. O jis atėjo pas Kristų, kai tą būtent tėvą narkomaną pastorius priglaudė ir buvo berniukas 14, gal paauglys 14-15 metų. Bet tas pastorius, jis tokį vykdė, tas senasis, sakykime, pastorius, įdomų tokį dalyką, kadangi ta bažnyčia išsidėstiusi tame regione, kur gyvena labai daug tiesiog socialiai apleistų žmonių, apsileidę, narkomanai, įvairiausi, platintojai narkotikų ir panašiai. Ir ten, tas pastorius pastoriavo. Ir pas jį dažnai ateidavo tie žmonės, priklausomi žmonės, kurie sakydavo, padėkit mums, mes taip norim keisti gyvenimą, išeiti iš tos nedorybės, to pančių, kurie surišę yra mus. Ir tai būdavo, kad tiesiog tų žmonių daugybė, tiesiog eilėm jie eidavo. Ir suprantama, kad bažnyčia, jinai negali visam miestui, ypač jeigu tie skaičiai yra dideli, priklausomų žmonių, plus įskaitant visas jų manipulacijas ir panašiai. Sako, pastorius turėjo vieną tokį metodą. Jis greitai atrinkdavo tuos, kurie iš tikrųjų nori keistis. Bažnyčios kieme didelę krūvą išpylė juodžemio. Ir kai tik ateina koks priklausomas žmogus, jis sako, aš noriu keistis, ar galite man padėti? Pastorius sako, gerai, mes tau padėsime, bet reikia šitą krūvą juodžemio su karučiu pervežti į šitą vietą. Mums šitas darbas labai svarbus, sako. Reikėtų, kad jinai netinkamoj vietoj ta krūva yra. Reikia čia pervežti. Ir tiesiog daug kas atsirinkdavo. Niekas nenori dirbti. Nori, kad padėtų, nenori dirbti. O keičiantis labai daug darbo yra, reikės lavintis, reikia kažką išmokti, reikia dauginti. Tai, kad tu savyje turi gero, reikia padauginti. Gal reikės bažnyčioje kažką dar prižiūrėti. Darbo terapija taiko reabilitaciniai centrai. Ir sako, po to tas pastorius, tam jau jaunesniam pasakoja, sako, ir žinok, atsirado vienas žmogus, kuris sako, aš taip noriu, aš tikrai padarysiu tai. Tu tikrai pervešiu tą krūvą. Ir karučių pradėjo ten vežioti. Vieną dieną, antrą dieną. Ir tas pastorius, sako, mes pradėjom draugauti su tuo žmogumi priklausomu. Pradėjom Biblijos studijos su tuo skaityti ir kažką užduoda, tas priklausomas žmogus. Pavežioja žemę ir tada Biblijos studija. Ir sako, tu čia kažką netaip aiškinai tas, aš nelabai suprantu. Ir tas pastorius sako, man reikėjo augti, kad aš paaiškinčiau tą rašto vietą, tas žmogus pradėjo auginti mane, o aš jį. Ir jis tapo draugu. Tas žmogus, priklausomas žmogus, tapo pastoriaus draugu. Bet galiausiai istorija įvyko taip, kad to priklausomo žmogaus, nors gyvenimas buvo trumpas, aš jau tų detalių nebepasakosiu, galiausiai sūnus, priklausomo žmogaus sūnus tapo
pastoriumi. Štai kokia, stebuklinga istorija. Jeigu įeini į tą, kai sakai, aš negaliu, aš nenoriu, nieko nenoriu daryti, bet gal tu padaryk kažką, bent truputį padaryk, pradėk daryti. Ir žiūrėk, va šitie dalykai, tas dauginimas, jis nueina ne tik į tavo gyvenimą, nušviečia, bet jis gali nušviesti ir kartas. Ar galėjo pagalvoti tas priklausomas žmogus, kad jo sūnus taps pastoriumi ir tarnaus dvasinį gyvenimą. Taigi, jie yra sunku pačiam atrasti, būtinai galima paieškoti pagalbos, kreiptis ir pasakyti, aš noriu labai daryti, aš norėčiau galbūt toj srity, bet nežinau kaip pradėti, nuo ko pradėti ir panašiai. Tai yra didelis dalykas, didelis palaiminimas, kai kreipiamasi ir visada tu sakai, mes tave ir giedoti išmokysim, mes tave ir tą išmokysim. Žodžiu, ką galim, kuo galim, tikrai pasidalinsim. Taigi, brangieji, jau baigiant, mes matome, kad tas dauginimas talentų, jis prisideda ir prie mūsų keitimo charakterio, prie mūsų vidinio augimo mūsų gyvenime. Svarbu matyti, kad ne vienas iš mūsų nesame tuščias. Kiekvienas iš Dievo turime investiciją ir talentą. Jei kartais užtemsta kažkoks dalykas ir nematai, kartais iš šalies kitam gali geriau matytis ir paklausęs gali sužinoti, kame galėtum pajudėti. Taip pat svarbu matyti, kad viešpaties laukimas tai yra veikimas, tai yra dauginimas, tai, ką mes gavome iš Dievo. Tokiu būdu mes pašloviname jį gerais darbais. Ir žinoma, atlygis. Jis yra nuostabus, kad tas, kuris ištikimas mažame, jis gaus ir didesnių dalykų. Vertėjo auks, atsakomybė auks ir galiausiai džiaugsmas, pilnatvinis šeimininko džiaugsmas vieną dieną užpildys širdį. Įeik į savo šeimininko džiaugsmą. Aleliuja.